pakankamai švelniai, aš taip supasakyti. Gal būtent tai turėjo omeny Vytautas Landsbergis, nes aš irgi negirdėjau, kas ją primint, galbūt taip. Nes jiems būtinas yra Nemuno dumblas. Būtent Nemuno dumblas. Kažin kaip pasielgtų su tuo dumblu konservatoriai, kurie patektų į socialdemokratų padėtį. Man atrodo, tas dumblas jiems irgi būtinas būtų. Bet žinai, čia yra vienas dalykas, dėl kurio aš nesutinku, tuo spekuliuojama jau ilgai. Aš turiu omenyje buvusią jau socialdemokratų lyderę Viliją Blinkevičiūtę, kuri ir atvedė socialdemokratus į pergalę. Taip, mes visi puikiai žinom, jinai žadėjo būti premjerė. Taip, visa tauta, net ir visi Landsbergiai laukė to, nes norėjo. Kaip ir sakė Landsbergis, simpatiška, malonė ir daug žadanti. Bet aš visiškai nesutinku su tuo, kad jinai dabar yra kaltinama. Aš suprasčiau, jeigu Blinkevičiūtė nenueitų į premjerus, dėl to, kad ten tingėjo, Ne. Moteris labai stipriai apsvarstė visą susidariusią situaciją ir priėmė sunkų sprendimą. Jinai pasiliko darbe, kuris yra daug sudėtingesnis ir atsakingesnis, tai Europos parlamento narė. Jūs įsivaizduojat, ne tik Lietuvos reikalai, o ir Lietuvos, ir visos Europos, ir nesakyčiau pasaulio reikalai. Taip, kad mes nepamirškime to ir nespjaukime į šulinį, jeigu jame yra vandens. Tik aš pritariu, tikrai, nejaugi apart Blinkevičiūtės nėra daugiau ką kaltinti. Taip, bet dar vieną, tikrai, čia 100% pritarsiu dabar Vytautui Landsbergiui. Jisai tiesiog atvirai stebėsi, kodėl prokurorai nekelia baudžiamųjų bylų tiems, kurie pasisako prieš Lietuvos nepriklausomybę. Kultūros bendruomenė šią asamblėją ir šį protestą pradeda vadinti sąjūdžiu. Jūs pavadintumėte tai sąjūdžiu? Tai kodėl jūs vadinat kultūros bendruomenė? Kultūra tai, yra sąžinė. Tai yra tam tikras lygmuo visuomenės. Ir galbūt politinių jėgų, kurios, sprendžia apie valstybės likimą. Bet dabar sprendžia visai ne tie, kurie turėtų sąžinę. Melagiai. Taigi viskas aišku, nuo pat rinkimų dienos. Melagiai atėjo į valdžią ir visiems gerai. O priedo dar atėjo nepraustaburniai, kurie varo purvais ant bet ko, įskaitant ant Lietuvos nepriklausomybės. 35 metus esam klaidoje. Tai ta klaida yra Lietuvos nepriklausomybė, mėly ponai. Tai jūs esat prieš nepriklausomą Lietuvą, o kur prokurorai, kurie jums iškėlė už tai bylą, jau nebėra nei teisingumo, jokių struktūrų, kurios gintų Lietuvos valstybę. Juk prokuroras yra valstybės gynėjas, o prokuroras nesiima jokių priemonių prieš griovėjus. Čia kalbėjo tas, kuris nemeluoja, yra sąžiningas ir jis pasakė visiškai teisingai, bet Šarai, gal tu žinai, kas taip kalba Lietuvoje, aš kažką praleidau, kad 35 metus esam klaidoje, niekinam tą nepriklausomybę, ir tada savaime suprantama, kur žiūri prokurorai ir visos teisingumo struktūros. Kas taip kalba, Šarai? Aš tai nežinai. Kas taip kalbėtų, bet kaip tą klaidą suprasti? Jis labai čia taip gudriai išsuko, kad nepriklausomybė ar dar kažkas. Čia gal jisai turėjo omeny kokį Romualdą Ozolą? Klaidoje gyvenam, gal valdymo klaidos, gal reiškias ideologijos. Ne, Šarai, žiūrėk, tai tu nespėliok. Čia aiškiai pasakyta, Landsbergis pasakė, 35 metus gyvenam klaidoje. Taip kalba žmonės dabar šiandieniniai Lietuvoje, kaip suprantu, ir gal toj valdančioj daugumoje, prieš tą nepriklausomybę. Aš asmeniškai negirdėjau, tavęs klausiu, girdėjai tu apie tai? Kas taip pasakė, kas taip kalba? Negirdėjau. Viešoje erdvėje aš negirdėjau ir viešo asmens aš irgi tokio negirdėjau, kad būtų šitaip išsireiškęs. Aš tik girdėjau, kad žmonės ir autoritetingi žmonės jau seniai kalba apie supuvimą
ne apie Lietuvos nepriklausomybę, o apie supuvimą ir dažniausiai kalba būtent apie tą Landsbergių bendruomenės to flango pusę, kaip tokią labiausiai supuvusią. Aš nežinau, jeigu mes turim Romualdo Ozolo socialinę reklamą, jeigu mes galim ją priminti, galbūt tai turėjo omenyje Vytautas Landsbergis, nes mes gana pakankamai dažnai primenam Ozolo žodžius, kurie buvo pasakyti maždaug prieš 20 metų, pakankamai seniai. Ir tie žodžiai pasakyti prieš 20 metų šiandien skamba pakankamai švelniai, aš taip supasakyti. Galbūt ten tai turėjo omeny Vytautas Landsbergis, nes aš irgi negirdėjau, kas šiandien pasisakytų prieš Lietuvos nepriklausomybę ir vadintų kovo 11 klaida. Na, neranda, gerai, žiūrim toliau. Perspėjo, Landsbergis papasakojo, kad Lietuva dėja nesigina, dabartinė Lietuva nesigina lygiai taip pat, kaip Vokietija nesigynė ateinant Hitleriui. Vaizdelis labai nekoks. Broliai lietuviai, pabūskit. Kalbėdamas kovo 11-osios 30-mečio progą, jūs sakėt, kad Lietuvai pavyko išsilaisvinti nuo svetimųjų diktatūros, tačiau nepavyko pabėgti nuo blogio. Sakėte, kad atidarėme vartus į kitokį pasaulį ir stovėdami ant slenksčio staiga pradėjome abejoti. Tai čia sakėt kovo 11-osios 30-mečio progą. Tai kur mes link sukame dabar? Aš nežinau, mes sukame. Ar kas yra mes, apie ką kalbame, mielas mano bičiuliai? Susitarkim, apie ką mes kalbame. Kas yra tie mes? Kur mūsų valstybė sukame? O kas yra mūsų valstybė? Kur yra ta valstybė? Kodėl valstybė nesigina? Kada jai kasa duobę, aiškindami, kad nepriklausomybė buvo klaida. Ir kažkas ploja. Tai čia yra išdavystė. Ir yra antivalstybinė veikla. Bet valstybė nesigina. Tai kaip ateinant Hitleriui. Vokietija nesigynė. Priėmė. Dar kartą, nepriklausomybė ir Dormėjo mėnesio top pasiūlymai su nuolaidomis iki 50%. Tiems, kuriuos labiau vargina Šarai. Ploja kas? Nežinau, bet jis ten man patiko.